Nepaisant Europą drebinančių teroro išpuolių prieš Lietuvos krepšinio lygos favoritų Vilniaus Lietuvos Ryto ir Kauno Žalgirio rungtynes 12 000 žiūrovų talpinančioje Siemens arenoje nebus imtasi papildomų saugumo priemonių. Vilniaus klubo atstovai teigia, kad kiekvienose LKL grandų rungtynėse budi pakankamas kiekis teisėsaugos pareigūnų. Aistrų laukiama pačioje krepšinio aikštelėje, kur trenerių kaitą išgyvenantis Lietuvos Rytas sieks atsirevanšuoti Žalgiriui už beviltišką pralaimėjimą Kaune. Kauno Žalgiris yra favoritas, tiesiog į jų geresnį psichologinį būseną ir nežiūrint galbūt po nesėkmės Atėnuose, bet jie turi daugiau pasitikėjimo savo jėgomis ir tiesiog demonstruoja geresnį krepšinį. Rytas sunkesniai situacijoje yra. Nesiseka žaidimas, kaip norėtųsi, pakeitė trenerį, reiškia ieškojimų kelyje. Jeigu nagrinėjant situacijas, kaip galėtų būti rungtynių metu, tai Lietuvos Rytas turi spręsti, kaip uždengti Mantą Kalnietį, kaip uždengti Seibutį, kaip uždengti Paulių Jankūną, kaip uždengti Vajoką. Jeigu žiūrėtume į Žalgirio pozicijos, nėra šiandieniniam žaidime Lietuvos Ryto tokių žmonių, kurie keltų pavojų didelį, kaip uždengti vienos ar kitos pozicijos žaidėją. Praeityje Lietuvos Rytą treniravę Kemzūra ir Sakalauskas sako, kad trenerių kaita pradžioje sukrečia komandą, tačiau neaišku, ar tai atsilieps ilgalaikiams komandos rezultatams. Žaidėjai stengiasi kažką tai įrodinėti, kovoti iš naujo už savo didesnę rolę, didesnės minutės aikštelėje, naudingumo komandai ir taip toliau. Visai būna visokių ir būna momentinis toksai kažkoks rezultatas, bet ilgesniems rezultatams ir pokyčiams reikalingas laikas. Aš nemanau, kad sekmadienį tai turės labai kažkokios įtakos. Aš tikiu Lietuvos Ryto X faktorium, kad visgi žaidėjai turi irgi atsakomybę nešti. Negalima baksnuot klubas, negalima baksnuot treneris, man nepatinka. Pagaliau kaip žaidėjas tu išeini žaisti, tu galvoturi apie ir savo, apie miesto garbę, apie klubo garbę, apie karjerą savo. Tai jeigu kažkas tai nepatinka, tai ieško kitos veiklos. Pagrindiniu pretendentu užimti Lietuvos Ryto trenerio postą laikomas reiklumu garsėjantis Tomas Pačėsas. Geras treneris tai yra, kuris žino, kada pabart, žino, kada atleisti, žino, kada suburti, žino, kada apšaukti. Negali būti visą laiką vienodas, negali būti diktatorius, nes prie to pripranta. Negali būti inteligentas, nes tada irgi nebeklauso. Treneriai, kurie pasiekia daug gyvenime, sako, vieną kartą per sezoną turi tikrai būti griežtas, gali ištrankyti viską rūbinę, išspardyti dėžes, nusikeikti riebiai, kad supurtyt komandą. Negali visą laiką vienodas būti. Tai va tas žaismas tarp demokrato ir diktatoriaus turi būti. Lietuvos boksininkai surems pirštinę su Lenkais. Marijampolėje penktadienį vyks tarpvalstybinis bokso mačas Lietuva prieš Lenkiją. Tikimasi, kad tarptautiniai bokso mačai bus organizuojami reguliariai ne tik Lietuvoje. Idėja sukurti Europos lygą, kurioje kovotų šalių rinktinės, palaiko ne tik Lietuvos kaimynai, bet ir daugiau šalių bokso federacijos. Palaiko visos Pabaltijo valstybės mūsų iniciatyvą, šiaurės šalis, taipogi Lenkija, taipogi su Baltarusija, kitom šalim artimaisiais kaimynais ir ne tik artimaisiais kaimynas turim puikiausius santykius, kurie mielai sutinka pasiboksuoti tokiuose tarptautiniuose turnyruose. Svarbiausia suderinti kalendorius, kad visom šalim laikas būtų patogus. Mums ir kaip sporto šakai, kaip boksininkams, kaip treneriams iš tikrųjų labai pravartu daryti tokius turnyrus, kadangi patirtis, kuo daugiau sportininkas turi įvairios patirties kovose, tuo jisai aukštesnio lygmens tampa. Kaip matome, šiais metais ta patirtis, ta praktika pasitvirtino, turime Europos čempioną, ko galim džiaugtis, netaip seniai Londono olimpinėse žaidynėse prizininką turėjome ir, tikimės ir Rio de Žaneire nenuvilti, ką nors panašaus pakartoti. Artimiausiu metu Lietuvoje planuojama surengti dar 5 bokso rinktinės susitikimus skirtinguose miestuose su skirtingų šalių komandomis. Varžybose ketina dalyvauti ir geriausi šalies boksininkai, olimpiados prizininkas Evaldas Petrauskas ir Europos čempionas Eimantas Stanionis. Kitiems metams planuojame mažiausiai 5 turnyrus, tokius padaryti, kad Lietuvos bokso mėgėjai galėtų kiek įmanoma daugiau matyti
Lietuvos boksininkus žymiausius, besikaunančius su kitų šalių geriausiais boksininkais. Nes kaip ir kiekvienam sportui, tam, kad jisai būtų žinomas, tam, kad jisai būtų žiūrimas, tam, kad jis būtų finansuojamas, reikalingi renginiai, reikalingas matomumas. Todėl ir mes planuojame tais turnyrais papildomais, komerciniais galbūt, pasižiūrėsim, kaip mums tai pavyks, pritraukti daugiau žiūrovų, parodyti mūsų sportininkus. Penktadienį Marijampolėje vyksiančiose bokso varžybose rengiama ir labdaros akcija. Jos metu bus renkamos lėšos vėžiu sergančiam pusės metų vaikui, kuriam reikalingas gydymas Šveicarijoje. Lietuvos futbolo čempionatas finišo tiesiojoje. Iki pirmenybių pabaigos liko tik 2 turai. Įdomiausia dvikova laukia Marijampolėje, kur dėl bronzos kovojantis Sūduva priims čempiono titulą jau užsitikrinusį Vilniaus Žalgirį. Prieš paskutinėme ture vyks tik 3 rungtynės, nes dėl sutartų rungtynių iš A lygos pašalintas Klaipėdos Granitas. Jau anksčiau iš A lygos dėl lažybų skandalų pasitraukė praėjusių metų vicečempionė Pakruojo Kruoja, todėl čempionate liko tik 8 klubai. Visi tokie blogi dalykai kaip sutartos rungtynės, jos nebus toleruojamas Lietuvos futbole ir mes darysim viską, kad tas reiškinys dingtų iš Lietuvos futbolo. Ir aišku, be abejo, matom ir savo atsakomybę už apskritai visą Lietuvos sportą. Ir klubo Klaipėdos Granito pavyzdys iš esmės parodo, kad mūsų žodžiai yra rimti. Ir darom savo darbą sportinę prasme, stengiamės apsiginti nuo to reiškinio. Be abejo, tikrai galvojam, kad baudžiamo kodekso pataisos ir kriminalinės žvalgybos įstatymo pataisos, kurios šiuo metu svarstomos Seime, bus patvirtintos ir mūsų partneriai, teisėsaugos institucijos gaus geresnius įrankius kovoti su to reiškiniu ir be abejo automatiškai mums bus lengviau kaip sportam. Vienas iš federacijos vadovų tvirtina, kad surinkta pakankamai įrodymų, jog Klaipėdos Granito žaidėjai lažybose dalyvavo ne vieną kartą. Griežtų diskvalifikacijų sulaukė daugelis Granito futbolininkų. Jų karjera pakibo ant plauko, nes ir kiti klubai purtosi tokių žaidėjų, kurie gali parduoti rungtynes. Klubai prašo informacijos dėl tokių žaidėjų, dėl tokių oficialių asmenų, kad jie galėtų atsižvelgti kitais metais ir kad jie patys vertina savo reputaciją ir kad jie nesusiteptų. Jie, manau, kad tiem žaidėjim, kurie nors kartą įsivėlė tokius dalykus, iš tikrųjų perspektyvos yra liūdnos. Vos 2 sezonus A lygoje žaidęs Klaipėdos Granito klubas skelbia bankrotą ir tikriausiai išnyks iš Lietuvos futbolo žemėlapio. Lietuvos vyrų rankinio lygoje šeštadienį vyks 7 turas. Po 6 rungtynių lygoje pirmauja visas pergalės iškovoję Klaipėdos Dragūno rankininkai, kurie siekia jau 7 čempionų titulo iš eilės. 1 pergalė nuo lyderių atsilieka vicečempionė Alytaus komanda. Net 3 ekipos Kauno Granitas, Vilniaus Šviesa ir Vilnius turi po 4 pergalės ir dalijasi 3-5 vietas. Gan sėkmingai lygoje debiutavo Panevėžio komanda, kurioje rungtyniauja nemažai sporto gimnazijos moksleivių. Panevėžiečiai iškovojo 3 pergalės ir užima 6 vietą. Iš viso Lietuvos rankinio lygoje rungtyniauja 10 klubų.